Sveiki, mėlyjei, sveiki, draugai. Šiandien pas mus 11 diena, lapkričio mėnesio, portalas 11.11, veidrodinė data, labai stiprios energijos ir šiandien papasakosiu, kas yra ypatingo šią dieną, ką reiškia portalas 11.11, biški jo istorija, iš kur jisai kylo, nes portalas 11.11 dar vadinamas Persėjos vartais. Ir apie tai mes pasikalbėsime. Dar būtent šiandien iš pačio ryto energijas pastiprino labai stiprus Saulės žybsnis X5 klasės. Ta Saulės žybsnis dar prideda tokio galingumo būtent šios dienos energijoms ir jas reikia išnaudoti, būtinai panaudoti ir šiandien duosiu dar patarimus, ką galite padaryti. Žinoma, šiandien darysiu praktiką, labai stiprią energetinę aktyvaciją, kur mes aktyvuosime savo vidinius kodus, nes energija yra visa tai, ko mums reikia, kad mes būtumėm sveiki, kad mes būtumėm gausus. Energija yra mūsų viskas. Ir galima energiją gauti keliais būdais. Mes gauname energiją per maistą, mes gauname energiją, aišku, pagrindinė gaminasi energija tada, kai mes judame, bet irgi energetinės aktyvacijos ir toks išorinis energijos gavimas, kaip per Saulę, per atsiveriančius portalus. Tai irgi toks trečias, turbūt galingiausias būdas, bet jeigu mes suderinime visus tos tris būdus aktyvuoti energiją ir pripildyti tuo mūsų aurą, tada mes tampame labai galingi, mes galime materializuoti. Prašykite, prašau, ar jums veikia manifestacijos, ar jūs rašote, manifestuojate, pavyzdžiui, aš pasiekiu tai arba anai, aš gaunu tai arba anai. Mes darome kartais būtent norų žemėlapius, rašome kažkokius savo norus. Ar tai yra veiksminga? Jeigu mes tai rašome, tai yra veiksminga, jeigu mes tikime tuo, ką mes rašome, ir mes tikime ir turime vidinį savivertės suvokimą, tada tai gali būti aktualu. Bet jeigu pas mus vidų yra kažkokia tokia kaip siena, blokas, kuris blokuoja galimybių, resursų ar norų išsipildymą, tada mes to ir neturėsime. Mes galim 100 kartų rašyti, kad aš turiu tai arba anai, mes galime 1 000 000 kartų parašyti, bet jeigu yra vidinis blokas, tada tą padaryti yra labai labai sunku, nes mes esame uždaryti būtent tų energijų atėjimui. Todėl šiandien labai svarbu pagalvoti, ar aš neturiu blokų. Būtent su tuo mes ir dirbsime šiandien praktikoje. Ir dirbsime būtent su Atlantų, Senovės Egipto šviesos kodais. Jeigu jūs girdite žodį Atlantida, arba Lemūrija, arba Senovės civilizacijos, Egiptas, Senovės Egipto civilizacija, jeigu jums patinka nagrinėti, naršyti istoriją būtent šių laikų, arba kažkoks viduje virpesys, kai jūs girdite tos žodžius, tada šiandien jums būtinai praktika, nes mes ten nersime giliai būtent į tuos vandenis. Kodėl šiandien? Todėl, kad portalas 11.11 yra Skorpiono ženkle ir Skorpionas tai yra toks mistinis ženklas, toks galingas valytojas, būtent energetinis gydovas ir valytojas viso to, kas mums nėra reikalinga. Tai mes būtent ir valysime tos blokus šiandien praktikoje. Antra, mes aktyvuosime į būtent jau tą išvalytą naują savo erdvę, būtent tai, ko mes norime pritraukti. Tai mes dirbsime irgi su manifestavimu, bet manifestacija yra
aktuali ir visą laiką neįvyksta tada, kai mes turime pakankamai energijos, neturime blokų priėmimai ir turime tam paruoštą tuščią vietą. Nežinau, tų žingsnių arba tokios eigos reikėtų laikytis visą laiką, kai mes norime pamanifestuoti arba pritraukti, išpildyti savo gyvenime kažkokius tai dalykus arba norus. Ir kadangi Skorpionas yra toks mistinis ženklas, kuris padeda atsiverti netgi tokiems mistinėms, senovės, okultinėms žinioms, ir jų nereikia bijoti žodžio okultinės arba maginės. Tai yra, kas yra magija? Magija tai yra tiesiog suvokimas, kaip veikia energijos ir kaip galima energijomis manipuliuoti. Magija gali prilygti, žinot, tokiam piešimui paveikslų, kai mes turime spalvas, visas vaivorykštės spalvas, mes galime spalvas maišyti, mes galime spalvas kažkaip derinti ir iš to gimsta labai gražus vaizdiniai ir paveikslai, lygiai taip pat su energijom. Irgi tai yra tokia energijų magija, juk paveikslas tai irgi tokių spalvų magija. Bet žodis magija kai kuriems asocijuojasi su kažkokiais tokiais negražiais dalykais arba ritualais, nieko panašaus. Magija tiesiog išvertus yra būtent jėga, energija ir mokėjimas energijomis manipuliuoti, gerąją prasme, būtent kai kurie manipuliuoja negerąją prasme ir magija labai dažnai turi tokį atspalvį ir šleifą. Tai va, todėl mes šiandien nersime į būtent tokias senovės civilizacijų žinias, mes žengsime per šviesos kolonas, mes apsivalysime ir tai bus labai labai gili praktika ir supergalių, superžmogaus DNR aktyvacija. Dar portalo 1111 simbolių yra Feniksas, o Feniksas, kaip žinome, jisai sudega iki pelenų tam, kad po to vėl galėtų atgimti. Tai bus irgi įtraukta kaip vienas iš komponentų mūsų šiandienos praktikoje, Fenikso aktyvacija, kai mes galėsime pakilti kaip Feniksai virš savo gyvenimo, virš savo problemų ir žengti visai kitą savo realybę. Nes dabar tas portalas atveria unikalias galimybes visiems ir kiekvienam žmogui labai labai stipriai pagerinti savo gyvenimą, būtent per energijų priėmimą. Bet vėlgi pasikartosiu, kad labai svarbu atrasti savyje, ar tikrai aš neturiu priėmimui blokų, nes jeigu pas mus yra blokas priėmimui, aš mėgstu sakyti, kad energija tarytum nesibraus. Mums reikia atidaryti save būtent toms energijoms. O šiandien dar ir su Saulės žybsniu X5 klasės, tai yra stipriausias Saulės žybsnis per paskutinius 2 metus, kaip aš atsimenu. Prieš 2 metus turėjome X9 klasės žybsnį, o maksimalus Saulės žybsnis užfiksuotas buvo X40. Tai tada jau irgi buvo toks poveikis ir tokios pasakmes, kai neveikia radio ryšys, nes tai buvo 1862 ar 9 metais. Bet tokio stiprumo Saulės žybsniai, jie irgi yra pranašai tam tikrų įvykių. 1860-ieji ir buvo daug įdomių įvykių istorinių. Ir dabar mes turime vėl tokią bangą Saulės žybsnių. Tai irgi pranašauja ir toks rodiklis, kad kažkas keisis globalių mastų. Ir mums žmonėms reikia tai suvokti ir tam pasiruošti. Ir tai nėra, kad tai kažkas tai blogo, tikrai ne. Kaip tik Saulės žybsniai duoda mums irgi energiją, nes Saulė yra energija. Saulė šildo, Saulė duoda gyvenimą. Ir tai yra dovana, būtent šiandien portalo 1111 dieną, būtent tas Saulės žybsnis, tai yra mano akimis tai yra didžiulė dovana. Ir aš tuoj irgi siesiu, rašysiu savo norus, bet aš duodu dabar praktiką ir rekomendaciją. Būtinai padarykite tai, tie, kurie ateis irgi vakare,
mes tiesiog tai stiprinsime. Tu aš dabar duosiu jums rekomendacijas ir jeigu išeis turbūt, jeigu jūs norėsite, pasidalinsiu dar mitų, kodėl tie vartai vadinami Persėjo vartais, nes ten irgi yra labai didelė žinutė užkoduota mums, ką pritaikyti, ką labai svarbu padaryti. Dar kol nepamiršau, dar irgi šiandien iš tokio, labai tokio, ne tik kad mokslinio, bet tokio socialinio gyvenimo. Šiandien lapkričio mėnesį energijos visą laiką yra stiprios, nes atsiveria tokie žvaigždžių vartai, žvaigždžių portalai ir energijos yra daug, energija gali būti chaotiška. Ir žmonės labai dažnai, kai tos energijos pakyla, sukyla. Šiandien išgirdau tokią įdomią frazę vienos moters, Master Selena, jinai rusų kalba irgi edukuoja žmonės tam tikromis sąmoningumo temomis. Ir šiandien iš jos būtent aš išgirdau, kad jugi reklamos ir šitaigi prekybos centrai, tie, kurie prekiauja kažkom, jie turi tom dienom labai daug pasiūlymų. Man šiandien irgi pasiūlymai eina, kad dar nuolaida ant nuolaidos, tik tai ateik ir pirk. Nes žmonės tokie labai lengvai, energijos daug, žmonės kartais nepagauna tos energijos ir nori kažkur ją įdėti, nori kažkaip ją įveikinti. Ir tai yra puikus metas, nes ir būna pas mus yra Norvegijoje Singles Day, kad tu pirktum. Ir žmonės perka, nes žmonės nesuvokia, kur jie gali nukreipti tą energiją. tą energiją geriau nukreipti, padaryti investiciją į save, ne investiciją, kažkokius rūbus, kažkokią techniką, bet būtent į save. Tik tai, ką aš norėjau tom pasakyti, kad būtent tie, kurie marketologai, marketingistai, kaip jie vadinasi, žodžiu, jie daro tas akcijas arba tinkamu metu, nes jie puikiai irgi suvokia ir jie vadovaujasi būtent irgi tais energetiniais portalais. Mes sugalvojame kartais, kad reklamos arba netgi politika arba kažkokie tokios valdžios, jie tom nesidvadovauja, vadovaujasi. Nuo senų buvo žinoma, kad kiekvienas karalius, vadovas anksčiau turėdavo savo tokį numerologą arba astrologą, kuris jam irgi žiūrėdavo žvaigždės, žiūrėdavo būtent palankės galimybės. Ir nepasiduokite dabar tom dienom, nes yra ir Black Friday, būtent ta visuotinė kažkokia paranoja pirkimo. Nepasiduokite toms idėjoms, nes jūs labai nuliesite savo energiją. Pasistengkite geriau tą dieną praleisti, naršydami nuolaidas ir žiūrėdami, kur pigiau nusipirkti, bet geriau meditacijoje, eiti pasivaikščioti, pagalvoti apie savo ateitį. Nes labai svarbu suvokti, kad energija yra ypač stipri ir kadangi energija yra stipri, o energija reikalinga, kad mes materializuotumėm savo gyvenimą. Ir energija dabar labai svarbu dar šiais metais, jinai uždė tokį fundamentą 9 metams į priekį. Mes esame 9 metų ciklo pabaigoje ir 26 metai bus vėl vienetas. Ką reiškia vienetas? Mes pradedam ciklą iš naujo. Todėl dabar, būtent šiandien ir dar 3 dienas maksimaliai energija, kai yra portalas, tai 3 dienas prieš ir 3 dienas po. Tai jeigu šiandien jūs negalite prisijungti prie mano praktikos ir visą laiką praktikos aktualios visą laiką, jos yra universalios, bet maksimalus laikas, kai pagal būtent tas energijos vibracijas, tai yra 3 dienos. Prieš ir po. Tai va, energijos dabar maksimaliai stiprios, galime materializuoti ir jeigu mes naršysime, ieškosime nuolaidas, mes tokį užfiksuosime trūkumo jausmą arba kai aš noriu kažką gauti pigiau, mes dedame tokį fundamentą, tokį kaip štampą, kaip aš save pozicionuoju erdvėje. Ar aš ieškau nuolaidų, ar aš tiesiog energiją į save, į vidų. Šiandien labai svarbu netaškyti pinigų, netaškyti savo energijos, nes tai yra, kaip čia paprasčiau paaiškinti, mes
užfiksuojame tą būseną. Ir jeigu jūs norite taškyti pinigus arba ieškoti nuolaidos, o kai mes ieškome nuolaidos, mes transliuojame būtent tokį trūkumo mąstymą, tokį trūkumo energiją, kai mes norime pigiau, pavyzdžiui. Tai šiandien labai svarbu būti džiaugsme, pilnatvės energijose, meilėje, dėkingume, tokiame dalymasi, bet dalymasi gerom emocijom, kad užsifiksuotų būtent tai ir kad tai būtų po to jūsų realybė. Aišku, tai būtina daryti kiekvieną dieną, bet yra tam tikros dienos labai labai stiprios kaip šiandieną, kurią tai padaryti yra būtina tiesiog. Būtina, jūs pamatysite, kaip jūs po to galėsite pamatyti tuo rezultatus. Tai vat, ką aš dar šiandien darysiu, aš rašysiu savo norus arba kaip aš įsivaizduoju savo gyvenimą per ateinančius 9 metus. Labai svarbu, jeigu jūs darysite, aš eisiu daryti sąrašą, aš jį derinsiu su savo sūnumi, nes labai svarbu, jeigu vienas šeimos narys, pavyzdžiui, nori, kaip pas mus, pavyzdžiui, jis nori gyventi Norvegijoje, aš galbūt nenoriu gyventi Norvegijoje. Ir mes tada ieškom kažkokį sprendimą, kad tai nebūtų toks išsimėtymas. Nes kuo daugiau žmonių nori to paties noro, tuo lengviau jam įgyvendintis. Ir jeigu noras neprieštarauja mūsų vidiniams nusistatymams, programoms, taisyklėms, jis tikrai labai gerai ir lengvai galės būti įgyvendintas. Bet aišku, tam reikalingas tam tikras energijos kiekis, kurį mes, tai tuo mes jau užsiimsime vakare šiandien, todėl visus kviečiu šią dieną tikrai nepraleiskite. Ta praktika yra mokama, mainai būtini. Jeigu jūs neturite, pavyzdžiui, 22 eurų šiandien, tai galite sumokėti vėliau, bet tai iš tų praktikų, kur mes turime dalintis, nes visas pasaulis paremtas energetiniais mainais. Kai mes gyvename, mes galim likti įsivaizduoti, mes visą laiką keičiamės energijomis. Aš keičiuosi dabar su jumis energiją, aš jums duodu, o po to aš irgi gaunu, iš jūsų gaunu iš erdvės, aš tikrai gaunu už savo indėlį. Ir jeigu mes duodame, kuo daugiau mes duodame, kuo daugiau mes būname tokie kaip kūrėjai, nes kūrėjo savybė yra duoti, tuo daugiau mes galime irgi gauti savo gyvenime. Tai vat, pagalvokite apie tai, kaip jūs norite gyventi ir sekančius metus, ir galbūt visą savo gyvenimą. Ir įdėkite ten jausmą, energiją, džiaugsmą. Pabandykite pajausti, kaip jūs jausitės, kokį jausmą jums sukelia to noro išsipildymas. Tai yra labai labai svarbi praktika šiandien. Šiandien pasistengite būti maksimaliai ilgiau tuose emocijose ir vibracijose. Yra netgi nustatyta, jeigu mes 17 sekundžių, minimum 17 sekundžių mes turime išlaikyti tą jausmą, tą vibraciją, džiaugsmą. Kažkas man čia. Tam, kad tai pradėtų traukti atitinkamą energiją atgal iš erdvės. Tai jeigu mes 17 sekundžių minimum transliuojame kažkur viduje dėkingumą, meilę, džiaugsmą, tai mes būtent pritraukiame kaip magnetas būtent tokio paties energijos ekvivalentai mūsų gyvenimą. Todėl meditacijos jos yra būtinos ir labai labai reikalingos mums. Gal turite kokių klausimų, to aš save jungsiu. Aš save jungsiu kitur, pasižiūrėsiu, gal jūs man kažką rašote. Kas nori prisijungti šiandien? Bus šiandien praktika ir bus uždarimas to tokio portalo 22 lapkričio. Tai yra galimybė už 33 eurus dalyvauti abiejose praktikose. Aš pažiūrėsiu. Jo, tikrai taip, daug siūlau visko pirkti, nors kainos sukeltos belinkai. Jo, jeigu tai, ką aš ir sakiau, aš pati kažkaip nesuvedžiau, šiandien išgirdau, ar galvoju, taigi vis tiek visi supranta, kas vyksta. Na, dabar tie, jie irgi vadovaujasi ir suvokia, moka skaityti ir, nežinau, astrologiją, ir ženklus, panašiai. Juk
labai daug dalykų, kai aš matau būtent portalinės datas arba kažkokius tokias stiprias energetiškai dienas, yra labai dažnai daug skirtingų pasiūlymų. Pirk, nuolaidos, tau siunčia kažkokius emailus, priminimus, puikiai proga. Ir kai būna tos portalinės dienos, energijos yra daug, žmogus būna toks pasimetęs, arba nežino, kas jam darosi ir jam norisi greitai patenkinti savo poreikį, o čia dar pasiūlymas kažkoks, tai ne. Ir būtent lapkritį, dėl to yra būtent tas Black Friday, bet tai yra apie tai, kad nukreipti irgi žmonės nuo to, tai yra vienas iš tų tokio tam tikro plano, bet jeigu mes būsime sąmoningi ir tom dienom gerai pirkti, ta prasme, jeigu mes kažkada tai laukiam ir norime tiesiog pirkti iš tos pozicijos, kad aš ne tai, kad taupau, bet aš, sakykime, apskaičiuoju, arba aš taip, tas žodis, aš padarau tokią kaip investiciją, pigiau ir panašiai. Tai yra normalu pirkti, bet nepasiduoti tai tokiai masiniai psichozai, visko pirkimo ir šlavimo. Dar apie Persėjos vartus. Kodėl būtent vadinama Persėjos vartais? Nes yra tokia, čia yra iš mitologijos. Persėjus buvo Zeuso ir vienos moters, dabar vardo neprisimenu, dukra, ta prasme, tokia pusiau dievo ir žmogaus dukra, žmogaus sūnumi. Ir jis turi daug išbandymų, nes jo senelis gavo tokį irgi pranašystę, kad jis kris nuo savo sosto arba jį nustums nuo sosto jo anūkas. Todėl savo visus anūkus jisai žudė ir panašiai. Ir Persėjų irgi ištiko toks likimas, bet jisai išgyveno. Po to čia dar irgi apie žmonių kančias, ne kartais, kai mes nuo pat vaikystės jau paturime kažkokius tai išbandymus savo gyvenime, po to tampame labai stipriai žmonėmis, nes diena niekada nebūna trumpesnė arba ilgesnė už naktį. Ir jeigu mes jau turėjome kažkokį sunkų periodą, tai dabar mes turime visas galimybės, visą potencialą turėti jau tą baltą dieną savo gyvenime. Ir Persėjus, jis ėjo per savo gyvenimo išbandymus. Aš dabar tiksliai tikrai nepasakysiu, reikia man pačiai pasižiūrėti ir gal vakare perteiksiu jums tikslingiau tą mitą. Bet jame yra labai svarbi metafora, nes jisai turėjo tokį išbandymą nužudyti Medūzą Gorgoną, tai ta, kuri buvo su gyvatėmis ant galvos. Ir Medūza Gorgona turėjo tokį jėgą viską, kas jai nepatinka arba ką jinai nori, paversti į akmenį. Ir Persėjos buvo išbandymas ją, sakykime, įveikti, nužudyti. Ir jisai panaudoja būtent tokią veidrodinę sferą, kuri jam buvo irgi duota, arba kaip toks duota, arba toks kaip, sakykime, žinutė iš viršaus, iš jo dvasinių vedlių, kad jisai galėtų būtent per veidrodinę sferą, arba tokia veidrodinė sfera, prieiti prie Medūzos Gorgonos. Ir jinai pamačiusi save, nes, sakykime, pati savo, nes kadangi jisai buvo veidrodėje, jinai jo nematė, bet pati save, pati savo įkando. Ir taip Persėjus galėjo ją įveikti. Tai yra apie tai, kad ir mes pasižiūrėtumėm į savo veidrodį, nes labai dažnai mes, kai mes kandame, kai mes norime kažkam kažką padaryti arba darome kažkokį negatyvų dalyką, galbūt apkalbame net arba pavydime, arba patys savo jaučiame kažkokius jausmus negatyvius, mes kenkiame tik taip patys savo. Ir čia yra būtent tos metaforos svarba apie baimės įveikimą ir apie veidrodžio simboliką, kad mes, jeigu norime pakenkti kitam, labai dažnai pakenkime visų pirma
patys savo. Tai tokie yra trumpai labai patarimai šiai dienai. Būtinai pabūkite gerose emocijose, vibracijose, eikite pasivaikščioti. Spalvos būtent yra šio portalo tokios auksinės, nes yra feniksas, yra šviesos stulpai, tai spalvos yra auksinės, sidabrinės, medaus, tai būtent šią dieną gerai, pavyzdžiui, gerti medų su žolelių arbatomis, kas yra tokia auksinės, geltonos spalvos, citrina, apelsinai, pavyzdžiui, medetkos, nes jos yra oranžinės, pavyzdžiui, medetkų arbatą su medumi, apsirengti kažkaip, galbūt kažkokias tokias auksinės spalvas, uždėkite žvakę. Dar labai gerai, nuplauti savo būto namo įėjimo duris su druska, nes irgi durys ir langai, jeigu jūs galite šiandien pavalyti arba prie lango padėkite druskos. Pas mane stovi visą laiką druska prie langų, nes per langas ir durys yra portalas į mūsų būtą. Mūsų būtas tai irgi mūsų indas, mūsų šventovė. Ir per langus ir duris irgi ateina energija. Todėl labai svarbu, kad tos durys būtų tokios apvalytos, nes ir vanduo turi tokią mistinę, stiprią galią. Ir druska kaip ir žemės elementas ir labai stiprus apvalomasis elementas. Jūs galite irgi uždegti kažkokį smilkalą, pavaikščioti su žvakė, apeiti savo namo kampus, būtent į kampelius, nes negatyvi energija mėgsta kauptis būtent kampuose prie lūbų, ten prieikite su žvakė, su smilkalu. Galite irgi kažkur padėti, šiandien padėkite druskos tiesiog savo kambaryje ryte išpilkite, tiesiog arba į šiukšlynę, arba į unitazą kažkur tai, tualetą. Tiesiog pavalykite savo namus, padarykite juos gražius. Ir tai tikrai šiandien dieną tiesiog švęskime, nes tai yra tikrai labai galinga diena. Tai yra mano viena mėgstamiausių dienų ir apskritai ne tik dienų, bet ir tokių koridorių, energetinių koridorių. Tai iš tikrųjų nuo lapkričio 11 iki 22, bet nuo 22 iki gruodžio 12 kitos energijos jau truputį atsiveria, kai mes galime išsivalyti nuo savo sielos kontraktų. O dabar dar irgi labai svarbu, kad mes galime įveikinti tas energijas, kurios yra kurios aktyvuotų mūsų pašaukimą, mūsų realizaciją. Šiandien bus labai stipri praktika tiems, kurie nori, giliau patys save suprasti, aktyvuoti savo supergalias, galbūt suvokti savo pašaukimą, kokia yra mano realizacija. Šiandien bus mūsų irgi unikalios energijos aktyvacija, nes kiekvienas mes irgi esame unikali energija. Ir kiekvienam žmogui ta energija, kuri dabar eina ir per saulės žybsnį, ir eina per kosmoso vartus, per tą portalą 1111, irgi, sakykime, gali būti kaip tas energijų kokteilis, mums paduodama, parenkama pagal mūsų užklausą. Todėl šiandien praktikoje mes būtent tai ir darysime. Ta teorinė dalis bus trumpesnė, nes jau dabar visiems tai pasakiau, bet vakare mes darysime tokią jau grinai aktyvaciją ir mes tam padirbėsime, parašysime, turėkite rašymo priemonės. Dar man dabar kyla tokia mintis padaryti tokį kaip praktikumą 11 dienų, galbūt paimti kažkokią askezę, galbūt būtent tą vaikščiojimo tokį challenge, kad mes visi kartu padarytumėm 11 dienų, ypatingai tie, kurie eis į praktiką 11.11 ir antrą baigimąją 22 lapkričio, mes galim padaryti, 11 dienų, padaryti kažką gražaus, dar nesugalvoju, bet aš savo tikrai darysiu kažkokias tas praktikas, aš tikrai nepraleisiu šito laikotarpio, nes jisai yra labai galingas ir jums irgi tuo linkiu.
Tokią dieną švęsti gimtadienį, ar gerai, ar geriau nukelti ramesnei dienai. Žinoma, švęskite, darykite kas jums patinka. Jeigu dar yra gimtadienis šią dieną, tai iš viso sveikinu. Ar turite dar kokių nors klausimų? Parašykite jūsų bent jau širdutes, komentarą, dėkingumą, kad tai būtų irgi jūsų savotiški energetiniai mainai už šiandieną, už tai, ko aš dalinuosi. Nes ko mes duodame, netgi tas komentaras, tai irgi yra jūsų dėkingumas, irgi jūsų savotiški mainai. Ir kuo daugiau mes duodame, kuo daugiau mes įveikiname būtent to atgalinio ryšio, mainų, energijos, to mes daugiau įsileidžiame, to mes aktyvuojame savo kanalą. Juk viskas, kas yra, tai energija. Mes visą laiką keičiamės energijomis. Ir kuo daugiau ir jūs rašote komentarų, tuo daugiau ir man norisi dalintis, tada aš suprantu, kad turinys yra svarbus, kad jūs išgirstate savo kažką naujo. Nes dėkingumas ir mainai labai svarbu mūsų gyvenime. Ypatingai, jeigu dabar jūs kažko neturite arba problemos su pinigais, pradėkite duoti. Duoti, kažkur parašyti kažkur gerą žodį. Tarsi tas davimas, jis nebūtinai turi būti piniginis, jis nebūtinai turi būti kažkoks tai, kas tai kainuotų. Nes jeigu mes kažko neturime, mes turime duoti, mes turime pradėti dalintis. Nes jeigu mes neturime, jeigu mums kažkaip neduoda erdvė, arba mes patys savo neduodame, mums yra blokai ant gavimo, tada mes ir negauname. Todėl pradėkite duoti, nes jeigu dabar neturime, reiškia irgi kažkur buvo paimta per daug. Ir dabar reikia atiduoti, tiesiog duoti, kad atiduotumėm ir išlygintumėm mūsų tą tokį balansą, nes visatos dėsnis, vienas pagrindinių yra balanso dėsnis. Ir, pavyzdžiui, jeigu mes duodame, mes arba išlyginame tai, ką mes per daug paėmėme kažkur, tai galbūt gyvename kažkokį vartotojišką gyvenimo būdą, kad ir praeitime gyvenime, arba mūsų tėvai, giminės. Ir mes turime atstatyti tą balansą. Kai mes atstatome balansą ir jau po to duodame, dalinamės, mums tikrai grįžta. Tikrai visata, Dievas ras būdų, kaip su jumis atsilyginti už, tokį pagalbą jam, duoti jo vaikams ir duoti jo vaikams kažką tai gražaus. Bet, žodžiu, dar tada, jeigu jūs čia pasidalinsiu anonsais, tai lapkričio praktikos galite jungtis į visas lapkričio praktikas, tai tik tai 55 €, ten bus galingos praktikos ir nepraleiskite šitų dienų, ypatingai dabar 3 dienos maksimaliai aktyvios, ar dar saulės žybsnis X5. Aš kaip šiandien, kai pamačiau, džiaugiausi kaip mažas vaikas, nes aš suprantu, kad tai yra energija, kad tai yra būtent ta energija, kuri yra mums visiems reikalinga, ir tai yra dabar dovanos, saulės dovanos mums žmonėm, kad mes galėtumėm tai paimti. Ir čia tik tai atsargumas, kad mes neaktyvuotumėm to minuso, kad mes nebūtumėm šiandien negatyviuose energijose, vibracijose. Dalinkimės, padarykime kažką gero. Tiesiog patys pajauskite, o ką aš dabar galiu padaryti dėl pasaulio, ką aš galiu padaryti dėl aplinkinių. Ateikite šiandien į praktiką, ten mes aktyvuosime, sakau, būtent per tokias senovės Egipto, Atlanto technologijas, galbūt tokias dvasinės, mentalinės, aktyvuosime savo supergalę. O kaip? O kas? O kaip? Parašykite pilnai, ką nelabai suprantu, kas, o kaip. Žodžiu, tokie reikalai. Reikalai yra labai geri. Reikia tą laiką išnaudoti, panaudoti ir panaudoti ne tik savo, bet ir paėmus atiduoti pasauliui, dalintis. Nes Kabuloje
kurią studijuoju jau daug metų, nagrinėjau, analizuoju. Jau 4-5 metai, nuo 19 metų. Iš tikrųjų jau 6 metai, labai jau daug. Bet tada mano gyvenimas pradėjo keistis ir tada aš supratau, kad davimas yra pagrindinis raktas į sėkmę. Bet davimas ne dėl to, kad aš sėdėsiu dabar ir lauksiu, davimas dėl to, kad tu esi pilna ir tu tikrai nori padaryti kažką kartu su Dievu. Aš sakau, Dievas geriausias bendra partneris, Dievas geriausias verslo partneris, Dievas geriausias partneris viskame. Ir kiekvienas viršininkas, įsivaizduokime Dievą, Dievą kaip viršininką galime įsivaizduoti. Tie ypatingai, kurie yra viršininkai, vadovai, kiekvienas vadovas, arba jeigu jūs ne vadovai, kad visiems būtų tai maksimaliai prieinama asociacija, jeigu jūs esate tėvai, arba bet kas, vienu žodžiu, pareigos, mes visą laiką norime, kad kitas žmogus imtųsi iniciatyvos ir kitas žmogus, jeigu mes esame vadovas, kad, pavyzdžiui, kitas žmogus sakytų, o ką aš galiu padaryti, kaip aš galiu padaryti, kaip kad tam viršininkui biškį palengvinti darbą, nes ir tada viršininkas tikrai visą laiką pastebi ir paaukština tos žmonės, kurie imasi iniciatyvos. Todėl, jeigu mes kažką darome, būtent įsivaizduokime, kad tas viršininkas yra Dievas, kuris nori ir myli savo vaikus, bet jisai pats fiziškai negali nieko padaryti. Ir kai mes paimame, biškį jam padedame tame, jisai tikrai randa būdų, kaip su mumis atsilyginti ir kaip mus paaukštinti ir kaip mums atsidėkoti. Aš tikrai taip esu patyrus savo gyvenime. Ir jums tikrai labai labai rekomenduoju. Ką, šiandien laukiu vakare 19:30. Tie, kurie dar negavo pakvietimų, tuo aš jums visus išsiųsiu į Telegram grupę, ten, kur mes dirbsime. Ir padarykite tas lengvas praktikas, eikite, deginkite žvakę šiandien, praplaukite biškį, aš eisiu irgi tuoj plauksiu savo duris su druska, pakeisiu savo druskas, kurias aš turiu, pasidarysiu gal arbatos žolelių su medumi arba ceremoninės kakavos ir taip ruošiuosi šiandien mūsų aktyvacijai ir eisiu tikrai į meditaciją ir praleisiu šiandien dieną ramybėje, džiaugsme ir taip, kad tai užsifiksuotų artimiausiams metams. Apkabinu, myliu ir iki vakaro. Parašykite dar čia po postu arba asmeniškai, kas norite prisijungti prie ar visų lapkričio praktikų arba šiandienos, tie, kurie ateis šiandieną. Apsirenkite, padarykime tokį šventę patys savo, apsirenkime šventiškai. Aš ištrauksiu iš spintos retai naudojamą suknelę, tarp kitko suknelę, su kuria aš buvau per naujuosius metus ir buvau irgi Egipte, aš ne šiaip savo Egipte irgi sutikinėjau šios naujuosius metus. Tai ta energija tos suknelės, kuri buvo Egipte, aš su ją būsiu ir darysime būtent tam tikras praktikos ir aktyvuosime savo vidinius resursus, galias, vidinį žinojimą, nes tas vidinis žinojimas, jisai yra pas kiekvieną. Tiesiog kartais kažkur miega, o šiandien mes jį pabandysime biškį pažadinti. Iki vakaro ir iki kitų susitikimų išnaudokite dėkingume Dievui, savo, kitiems tą ypatingą, stebuklingą dieną, kuri kiekvienam gali atnešti daug pozityvių dalykų. Ate.